Nereikėtų trenkti. Gerai, labą dieną visiems, grįžtam su Silver Stars podcastu. Bandysim gal atgaivinti šitą dalyką ir šiandienos svečias mūsų, kaip sakoma, neeilinis vaikis su neeilinė istorija, tai Kipras Vanagas, plojimai. Dabar uždėsiu plojimus, kad būtų. Tai Kiprai, tavo žodis mūsų mėlyms 300 žiūrovų. Nu, tikiuosi, kad visų pirma bus daugiau nei 300 žiūrovų, gal trigubai daugiau. Žinai, tu toks esi biški. Klaipėdos mažiai, gal Vierchas. Gal Klaipėdas, kaip pažiūrės, daugiau Klaipėdas. Vis tiek playeris, vadinamas. Nu, čia jau fake info. Nu, čia kai kurie nesutiktų, kai kurie sutiktų. Aš nesutinku, visiškai. Gerai, tęsk, atleiskit, kad pertraukiau. Nu ir ką, šiandien pašnekėsim apie visą mano istoriją, apie traumos istoriją, kada pradėjau žaisti krepšinį, kaip čia pradėjau sportuoti ir taip toliau. Kaip pajūrė atsidūrė, ne, ir taip toliau. Na. Tai bandysim ilgai neištęsti, kad nebūtų 1,5 valandos arba 3 valandos, kaip kai kurie podcasteriai, nes mes netokie įdomus, galimai. Nu, tikriausiai. Mes tik mamoms įdomus, savo ir ne savo. Gerai. Tai jau čia pradėsim nuo tos pačios pradžios. Aišku, daug neįsiplėsim, nes nėra labai tikriausiai įdomu, kaip tu tenais 8 metų spardėjai futbolo kamuolį. Tai nuo to ir pradėkim, papasakok, kaip tu nebuvai tas krepšininkas, kuris nuo pirmos klasės lankė krepšinį. Yeah. Ne, nu visą laiką šiaip patiko tas krepšinis, man visą laiką žiūrėdavau Žalgirį viską, kai mažiukas dar būdavau. Žalgirį viską, ne? Žalgirį. Tai, bet šiaip viskas prasidėjo nuo to kamuolio. Užsirašiau tas futbolo treniruotės, visai ilgai šiaip sportavau 3-4 metus futbolo lankiau. Bet po to mano kūma pamatė tą jūsų stovyklą pačią pirmą. Sako, gal tu panori užsirašyti, nu ir užsirašiau. Patiko man ir taip jau patiko tas krepšinis, tai po to dar jūs visi ten pradėjot mane češinti prie to kašio ir galvoju. Bet po to buvo etapas, kai ėjau ir į futbolą, ir kašį buvau išėjęs iš futbolo rungtynių, kad į kašį trenkę eičiau. Oho, bet tu čia tipo po stovyklos tais metais, ne? Jo. Ir dabar, jei prie futbolo tavo prisidėjo tai, kad susėda daug ryšių turė, ne? Ten visi Richardai, žaisdavau ten savaitgalis ar kada ten būdavo, sėdai vasarą, būdavo ten. Jeigu sėdai, tai viską turi sportuoti. Yeah. Tai dabar apie tą stovyklą pakalbėk, nes aš kadangi buvau ten, prisimenu ganėtinai gerai, koks tu atvarė, tu buvai vyriausias, man atrodo, toj stovyklai. Yeah. Atvarė toks dičiukis plembas su ta headbandu, įkelsim gal fotką, jeigu rasim. Ir blembas šiaip mandras buvai. Buvau mandras tikrai. Toks, nežinau, gal headbandus jau man žiūri patiko tie aksesuarai visi. Bet žiūri gerą stovyklą buvo, atsimenu, daug prisiminimų gerų. Nu, palyginus su dabar. Jeigu ką stovykla, silverstars.lt/stovykla plateliuose registruojamas. Yeah. Tai jo, ta dieninė, nu tokia, tipo, buvo kiek ten tų vaikų, buvo 12 gal. Nu ja, bet prisiminimai tai žiauri geri. Nu ja, bet tu toks sakau, buvai mandras, velnis, bet kažkaip aš tai sutvarkiau, man atrodo. Manęs klausydavau. Jo, klausydavau. Gal aš pikts būdavau toks. Nu, kartą atsimenu, labiau pikts buvau. Nu jo, tai gerai, paskui į sporto mokyklą, ne, kokie ten įspūdžiai. Kiek pralankė 2 metus, ne? Ne, tai... Ar 3 metus. Nu, tai iš pradžių atėjau pas Vidmantą Bertį į treniruotės. Bet sakė man, tipo, gal užsirašyti pas 9, nes ne savo metų, bet po to ten pasižiūrėjo, kaip aš ten atrodau, tai ten ir pasilikau prie to 8, bet po to ir prie tų 9 užsirašiau. Nu ir taip gavos, kad už tas abi komandas lošdavau po biškį. Galim sakyti, prie 2 metais vyresniais. Nu, jo, tai patikslinimui, tai tas Kipras yra 2-9, 12-3-1. Nu, 2 valandų. Sako, mama galėjo biškį palaikyti. Na, tai va. Tai ja. Ir tada buvo taip, kad, nu, 1 metai praleiski mane, 2 metais su 2-9 B2 treti likot, tada kitais metais dugniniai ešeriai. Tada viški ten jau. O kodėl? Nes išėjo mūsų lyderis, Domas Urbaitis išėjo ir tada... Ir sugalvojai? Sugalvojau, kad, nu vis tiek, nu mes iškirtom į C divizioną tada. Tai galvoju, gal... Vis tiek perspektyvus vaikas, ne, galvoju, reikia A divizionio žaisti. Ne, aš galvoju, gal reikia kažką biškį link to A diviziono pajausti, tas A diviziono tokias tas pirmas, kaip sakant... Nu, suprantam.
Na, tai susigalvojau, iš pradžių net nežinau, kur eiti, bet vat, jūs patarėt, galvojau. Čia dabar aš kalts palieku. Ir KKM vis tiek jau, tada dar... Klaipėdos krepšinio mokyklą. Tada dar nepažinau Motros Materą. Ar pažinau? Pažinau. Jau pažinau. Pola vasarą prieš... Pažinau, jo. Nu, tikriausiai. Na, Vasarą tai prieš buvo Silverstars, tas jūs, tada tu kitus metus perėliktus. Jo. Nu tai va, pažinau jau Mantelį. Ir galvoju, aišku, ten nebuvo irgi ant to peržaidimo ribos, bet, Kiekvienais metais. Kiekvienais metais, bet... Galimai ir šiais metais. Dar nesibaigė sezonas, tas stengsimės gal, bet... Pagyvensim, pamatysim. Ir tai va, tai Mantelis buvo tada ir pasitarėm, Majauskis vis tiek irgi iš tos pusės čia. Išsėdos, Tai ir kažkaip tą sprendimą ir priėmėm, kad reikia link tos Klaipėdos varyti. Ir 13 metų įsikėlė į Klaipėdą, galim sakyti, gyventi vienas. Su kartais tėvo apsilankymais, ir kaip tas gyvenimas vienam. Iš pradžių tai nekaip buvo, tikrai. Aš įsivaizduoju, 13 metų. Iš pradžių buvo, taip, aš gal pats nesupratau to tokio, ką aš čia padariau, į Klaipėdą vienas pats išvariu. Bet po to... Po biškį įsivažiavau, gal tas temps gyvenimo buvo toks, ganėtinai aš pritariu, kad sunkus greitis, nes kai studijavau, sakau, ten su tais visais autobusais Kaune važinėti irgi tenais grįžti, paskui rungtynės. Iš karto daug. Dar kai šūlę labai stengdavau prižiūrėti, daug namų darbų daryti. Tai iš viso... Galbūt čia ir melas buvo kažkoks. Ir tiek, o po to tai pripranti prie to viską, susirandi tą savo rutiną. Ir tiek. Ir kokios tos pirmosios patirtis A divizione? Pirmosios patirtis nekokios buvo, jeigu kalbant apie pirmas rungtynės. Kai baigės? Gal. Minusinis išėjau, kaip sakant. Bet... Kiek metimai buvo? Buvo ten 0,14. Visiems būna. Bet jautęs tas fiziškumas visiškai kitoks. Gal man net biški, dėl to gal ir prisideda tie, kad tų metimų nesusimeti ten, nes tas fiziškumo lygis visiškai kitoks. Tai palyginus jos to B divizionų, aišku, ten ir mūsų komanda būdavo, kad tuo metu, kad ant manęs viską darydavom, o KKM vis tiek tu ateini naujas. Kitokia rolė, kitokia rolė. Įsilietimai prie kamuolio mažiau. Vis tiek su žvaigždėm žaisdavai. Su Arno Erlickis. Mantas ir Vilius Vainors. Jo, ir tai kaip sekės adaptuotis komandai? Vis tiek, ką Mantelį pažinojai? Jo, šiaip tai labai šiltai mane visi priėmė. Gerą chebrą, atsimenu, nieko prieš, susibendravom. Ir nebuvo jokių problemų su to įsiliejimu į komandą. Kuris buvo tavo tas geriausias? Be Mantelį? Vainoris, mes su Vainoriu visą... Šiaip... Aš kai atvariau tą vasarį tas treniruotės, tai vis laik su Vainoriu prabūdavom ir varėm, aprodė man Klaipėdą, kaip sakant. Jo, tas 3 gatvės. Tas 3 pagrindinės gatvės. Ir sakyčiau, su Viliu daugiausiai bendravom. Gerai, tada sužaidai 6 rungtynės ir atsitiko, ne? Ir tada buvo, kas buvo. Buvo tai, kad ACL nusiplėšiai. Kas nežino, priekinis kryžminis kelio raištis. Taip. Ir dabar kiek praėjo metai, 2... Dabar jau yra praėję metai ir 2 mėnesiai nuo traumos. Ir kaip prisimeni tą patį epizodą? Atsimenu, tas rungtynės irgi žiauriai prastai pradėjau ir žaidžiau. Nebuvo taip prastai, aš statistiką vedžiau, taip pamenu. Bet atsimenu, veržiaus, norėjau nusimesti kraštą ir visas kūno svorio centras link tos kojos nuėjo. Ir tiesiog nebeatlaikė tikriausiai to svorio ir tada atsitiko, kas atsitiko. Ir kokios buvo tos pirmos mintis? Nekokios buvo pirmos mintis. Iškart supratau, kad kažkas atsitiko jau ne taip, bet nebuvo to skausmo tokio didelio, aišku, iš to adrenalino. Bet iš karto supratau, kad čia yra jau rimta. Bet tas, pavyzdžiui, ten buvo toks Kinezas vienas, rinktinėse dirb, kur Tornado sūnus ten žaidė kaip prie, ten sakė, tai nieko baisus nebus. Jo, sako, nieko baisus nebus, sako, bet persišviest gali. Dėl viso pikto. Ir po to jau mane nuvedė link tos seselės, kaip ir viskas normaliai atrodo, nieko ten neištinės. Galvoju, dar grįžt gal į aikštelę. Po to pašalė tą koją, pradėjo mėlynuoti, viskas ten pradėjo tinti ir
Ir dar gavom tą gražą ant 2 taškų. Su taim būtumėt laimėję, ne? Nu, vėl žinau, Nu, arba ant 20 metų, tai klausimas. Gerai, bet tą pačią diagnozę, kad nuplyšai Sielos, kada gavai po tos traumos, per kiek laiko? Po gal savaitės su pusė, gal 2 savaičių, nes iš pradžių savaitę kaip ir nieko, nu, tipo, kokias 4 dienas nieko nedariau. Galvojau, gal ten pagerės kažką. Nu, nes mes tą dieną dar po rungtynių į Mažeikiuose varėm į tą priemamąjį. Na, aš nieko nepasakė. Nu, tipo pasako, nu tai ką, sako, rašykitės į tą magnetinį rezonansą. Nu, tai išsirašėm, pasidarėm tą magnetinį rezonansą ir tada kaime būdams. Tėvuks atėjo, sako, skaityk. Aš prisimenu, man atsiunti, kaip ten buvo, kokias 5 minutės, tai nieko nebetrašyt, nes... Ne, šiaip pats nelabai, nu iš tikrųjų negalėjau patikėti, kad bus kryžminis plyšęs, nes aš gal nelabai žinojau, kad tipo, tu čia gali vaikščioti, kad viską, aš sakau, kaip man galbūt kryžminis plyšęs, aš vaikštų. Ir po to jau buvo visko, ir ašarų buvo biški, ir nu liūdna buvo. Aš tikiu, nes aš sakau, aš kaip perskaičiu, man toks... Na, šiurps praėjo per visą kūną. Blemba. O tai kaip reagavo ten šeima, draugai, treneriai kiti? Nu, ką, šeima iš pat traumos tai irgi negalvoja, kad čia viskas taip rimta. Bet po to, kai pasakiau, kad tokiai traumai, jeigu aš noriu grįžti, ką aš, man reikia ir operacijos ir viską, tai suprato tą svarbą viso čia. Ir nebuvo smagiausios nuotaikas tada. Na, dar vis tiek Klaipėdai gyventi reikia. Klaipėdai reikia. Dėl kurią išvažiavau dėl krepšinio. Nu, žiūrė, abydna ir buvo ir tėvam, ir man pačiam, kai išvarai lošti Klaipėdą ten dėl krepšinio ir tiesiog po 6 rungtynių traumų. Tai jo, o treneriai, tai nu ką, treneris manęs iš karto, kai tik traumą gaus, sako, ai, kryžminiai tau parašy. Tai prikalbėjo. Na. Nebūtų sakęs, gal nebūtų plyšę, žinai. Na, tai va, kas dar šeima, draugai irgi biškai apakė buvo, kai sužinojo, kad visą sezoną nebegrįšiu. Ar jau kaip reagavai? Kosmosas buvo. Kosmosas buvo. Ja. Išlieja ašarą? Tikrai buvo, mano Geras draugas. Tai paskui po mėnesio kažkur operaciją padarė, ne? Jo, nu po mėnesio su keliom dienom. Ir kiek laiko ten gerai padarė operaciją, kada pradėjo reabilitaciją? Nu tai ta reabilitacija realiai prasidėjo iškart net po traumos. Tie pratimukai, ne visi? Nu, tie pratimukai, kad stiprinta koja, bet šiaip po operacijos tai prasidėjo... Mėnesis jaučiu kažką. Nu jo, po 2 savaičių tik siūlus išėmė ten ir po to prasidėjo ten tos pirminės reabilitacijos. Ir kiek užtruko visą tą? Metai realiai. Nu, nuo traumos metai. Bet iki tol, kol jau pradėjai sportuoti plius minus normaliai. Ai, nu, iki to pirmų tų bėgiojimų, tų pirmų tų visokių šuoliukų, tai buvo apie pusę metų. Nu, iki vasaros vidurio, iki Liepos, atsimenu. Nes vasarą bėgiuoju biškai, ne? Nu, jau jūsų stovyklai, tai jau po biškai stengiuosi bėgioti. Aš nepamenu, bet... Na, tai pirmi bėgiojimai ten buvo. Gerai, kokia buvo ta kasdienė rutina, tarkim, tas pirmus kelis mėnesius ir jau paskui? Dar kai nereikėjo eiti į mokyklą, ar kai reikėjo jau? Nu, tarkim, iki ėjimo iki mokyklos ir taip toliau. Nu, iki ėjimo iki tos mokyklos tai buvo ta pirminė reabilitacija. Tai ką ten atsikeli, pašaldai tą koją, tu dar tų pratimukų pasidarai, ten, nu ką gali, tus tempimus. Tada pačelinį, pažiūri tu to hand. Na ir tada į tas pirminės reabilitacijas nori ten visokius tus magnetinius, ten kažką ten daro. Vien žodis, neįdomioji dalis. Na, neįdomioji dalis, tai labai nuobodi dalis. Bet, sakyčiau, dar nepavyko man iš tų pirmų mėnesių to patinimo, taip, nu to uždegimo numalšinti gal, nes nebuvo tiek man tos informacijos dar, nu aš nežinau, kaip reabilituotis irgi. Tai tas uždegimas ir sunkiai ir benusijėmė po to, labai ilgai užsitęsė. Visą su tais skyšiais problemų. Nu, visą su skyšiais problemų, ten net dar prieš grįžtant į Kaišvį, ten prikliuvo prie manęs, na, ir tiek. O kai jau mokyklą pradėjau eiti, tai šiaip į tą mokyklą, kai pradėjau eiti, žiauriai tam Kelėnų didelis krūvis buvo.
nes vis tiek vaikščioti Nueiti ten būti. Nu, ten būti, tais laiptais pirmin atgal. Tai, nu, atsikėlė irgi pratimai, mokyklą, grįžti, vėl dar tos reabilitacijos, ar ten jau į salę pradėjau eiti, nu ir viskas. Gerai, kokie buvo tie sunkiausi momentai, nebuvo tas noras pasiduoti? Nu, šiaip noro pasiduoti nebuvo, bet tų minčių buvo, ar aš čia grįšiu, ar aš būsiu toks pat ten, į tą kašį, ar sugrįšiu toks pat, kaip buvau, ar iš vis begalėsiu žaisti tą kašį. Buvo tų minčių visokių, aišku, bet, nu, ką, kiekvieną dieną darai tą patį, tiki tom ir... Bet jaučiu vis tiek, atsibost tą rutiną tokią. Atsibost, tikrai atsibost, jo. Ypač, kai dar negalėjai bėgioti, nieko ten realiai nedaryti, tai žiauriai atsibost. Tie 3 pirmi mėnesiai, tie 4, tai buvo sunkus. Ne, nesakydavai, kad tipo, kažkokius pratimus kaip padaryti, kur ten vos ne iki ašarų būdavo, ne? Jo, skaudėjo baisiai. Nieko, kas nepadėjo, kas padėjo neprarasti tos motyvacijos visos? Nu tai daug kas susidėjo, aišku, ir draugai motyvavo visi, ir tėvai visi motyvavo, kad nu čia tu sugrįžti, čia viskas, čia tiek ir beliko, jau čia tau, kas čia pusę metų, tai jau pusę praėjo tos reabilitacijos. Dar pusę dieną po dienos. Ir tiek, nu ir pats savim tiki. Ir pabiški. Svarbiausia savim tikėti. Nu. O neturėjai kokio pavyzdžio kažkokio tenais, kurį galėtum lygiuotis? Aišku, yra tų krepšininkų, kur nusiplėštų ir pasižiūri, grįžtų dar geresnį, stipresnį. Tai galvoju, nu, galiu ir aš tai padaryti. Nu. Bet tu irgi, sakykime, negal taip sakyti, bet jaučiu, kažkiek ir gerai iš jo to traumą, nes jo, tipo grįžai ant balsą. Fiziškesnis biškai. Labai kelsim podį, kur toks jis. Na, tai fiziškesnis grįžo, aišku. Sakyčiau, psichologija net pagerėjo nuo tos traumos. Nes vis tiek sutvirtinti. Na, ir tiek, nu. Gerai, tai kai loždavo komandos draugai, kiek tu grįžai lapkričio gale. 20 gale. Kiek čia 2 mėnesius, ne, kažkur negalėjai žaisti to sezoną. Kaip jautės, kai matai, kad gali žaisti, o tu negali? Nu, tai nebuvo irgi smagus žiauriai, nes ypač dar, kai mums vėl aišku šį sezoną ne kaip sekas su KKM, tai taip tos pirmus 2 mėnesius labai noris padėti tai komandai ir kai tu žiūri, ten nesiseka komandai, dar turi sėdėti ant suolo ir nieko negali padėti. Tai skaudu biškai. Visi krepšininkai tokie patys. Nu. O dar grįžkim, kada įvyko tos pirmosios treniruotės? Nu, kaip sakė, tie bėgimai vis ten vasaros vidurio, tos krepšinio, kai jau... Krepšinio treniruotės, tai, nu, šiaip... Įvyko, jau nieks nežinau, jau kaip sakoma, neatsuksi laiką. Nu, ne, realiai... Įvyko tada, kai dar negalėjai. Jo, negalėjau tada dar. Nes ką, sakau, aš čia lengvai nieko, aš čia ne. Nes tie 5x5 prasidėjo kokį rugsėjo gale realiai. Bet ten čiut, nu ten visiškai labai jau... Tam paskui rašo, pliambo, Kipras, kaip lokin vis. Na tai bet dar negalėjau, nu. Ir rugsėjo gale pradėjau pabiškai jau jungtis. Ir tada dar 2 mėnesiai vis tiek. Mėnesį pas mane. Nu kiek, vadinasi, grįžai jau normaliai, 2 mėnesiai, 1,5 mėnesį iki grįžimo, 2,5. Ja. Nu ir gerai, pirmas rungtynės, lapkričio gale prieš Enkanę. Kaip jautės, koks jausmas? Nu ką, man buvo Kinesas pasakęs, kad tu nežais dar daug, nu nepradėk, neužsigrobk ten tų daug tų minučių, tai... Bet šiaip buvau žiauriai patenkins grįžti tą aikštelę, kad ir kaip ten... Nu ten nedaug aš ten žaidžiau, bet... Iki 20 minučių, 16. Na, 16-18. Smagu buvo, aišku, bet tą grafiką irgi ten vis biškį atspardė. Bet... Esat pripratę, man atrodo. Jau esu išmokęs pralaimėti. Na, toks. Tai žiauriai fainai buvo, aišku, žaisti jau pabiškį. To stabilumo tokio atrodo dar trūko, visko trūko, nejauti kamulio. Nebuvo tos baimės vėl susižeisti? Kažkaip, nu, prieš Grajų, aišku, yra tas toks įpliauma čia po metų grįžti į aikštelę. Tai visokių tų minčių yra, bet šiaip, kai pradedi lošti, tai nebegalvoji tiek iš tikrųjų apie tą dalyką. Aišku, jeigu ten vežtis reikia, tai praeina per tą pasąmonę, vis tiek čia neišvengiamas dalykas, bet šiaip tai visai nieko. Gerai, ir po metų grįžai į tą pačią salę, beveik po metų, ne? Tornado salę, kur patyrė traumą, tai kai įpro tą vietą, tarkim, kur pagalvoji kažką, kur patyrė tą traumą. Šiaip, kai sužinau, kad reiks beveik tą pačią datą,
ten pat lošti, kad traumą gavau, tai buvo realiai, nu čia reikėjo man savo baimę perlipti. Nu bet tai savo sakai visą laiką, čia vis gerai bus, loši, ten laimėsim, bla bla bla. Ir vis gerai buvo, ką žinau. Ne per daug irgi, prieš rungtynės tai buvo tų minčių daug, kad veiksa, bet po to per grajų tai... Reikėjo prieš grajų pasikviesti kunigą Ričardą Doveiką tą vietą pašlakstyti, Na. kad visus prakeiksmus nuimti. Ir gerai, kaip sakėm, sustiprėję ne kažkiek, tai keitėsi tavo žaidimo stilius. Ar toks pat išliko? Nu, kažkiek gal keitės, aš net ne... Nu, nes aš kiek pamenu, prieš traumą vis tiek nebuvai metantis žaidėjas, ypač Mažeikiuose. Bijodavau labai mestą trajeką, ypač kai atėjau į Klaipėdą, kažkaip to pasitikėjimo nebuvo visiškai mestą trajeką. Bet dabar po kokius 7-6 išmetė, ne? Stengiasi išmesti. O kokie procentai? Oi, prasti procentai realiai. Kiek 2-5, kiek procentai gal yra. Na, net aš geriau metu šį sezoną iš tikrųjų. Nu, bet tai ką, tai nemesi, neįmesi. Teisingai. Gerai, dabar metai 2 mėnesiai, kaip dabar jautės? Šiai dienai. Gerai šiaip jaučiuosi. Jautės 100% jau sugrįžęs ar dar ne? Kad sugrįžęs 100%, tai jo, į tą savo formą, aišku, ten dar gal reikia ant tos adihalkės biškai dirbti, ant tos staminos. Tai, bet šiaip, aišku, reikia dar noris ir ant to kamulio varimo ir ant, nu, dar jaus tą kamulių geriau noris, bet šiaip tai visai jaučiuosi normaliai. Na, dar sak, to stabilumo trūks, pažiūrėjus ir statistika atrodo, vieną pusę gerai sužaidė, antrą tai. Trūks darbo, aišku, čia reikia dirbti dar daug. Kaip sakoma, daug laiko, jaunas esi. Daug laiko. 15. Gerai, kokie yra dabartiniai tikslai? Šiaip asmeniniai, tarkim, pradėkime nuo asmeniniai. Asmeniniai, nu, tokių išsikėlęs tikslų žiaurių neturiu, aišku, bet noris tiesiog būt kuo geresniu tuo krepšininku, dirbti dar daug, labai daug ir nežinau, aišku, tikslas yra rinktinė vis tiek, į tą jaunių rinktinę patekti. Reštas rinktinė. Čia mano nuomonė. Vis tiek rinktinė yra rinktinė. Ne. Gerai, ir sakykim, tai tavo patirtis nebuvo tokia eilinė, vis tiek išvažiuoji anksti į kitą miestą viens pats gyventi, patiri traumą, metus nelaši krepšinio, tai kokios svarbiausias pamokas išmokai, kurias galėtum perduoti kitiems? Tiesiog mėgautis realiai, mėgautis ir to krepšiniu, ir viskom, kiekvieną tą akimirką mėgautis, nes nežinai, kada gali kažkas atsitikti, kad nebegalėsi lošti. Ir tiesiog rūpintis kojom, kūnu, stiprinti. Na, nes vis tiek tos kojos nebuvo stipriausios. Stipriausias nebuvo, tai labai prisidėjo vis tiek tos krūvis ir taip toliau. Ir kokią žinutę susidūrusiems su traumus nori perduoti? Gal tą patį į sielą nusiplėšė kas nors ir panašiai? Nu tai tą ir perduočiau realiai. Nu dabar tai tiesiog nepasiduoti, aišku, reikia, nes tikrai sunku po tų tokių traumų atsigauti. Tikėti to savo darbu, tikėti to procesu ir iš tikrųjų, kad ir kaip sunku, bet mėgautis to procesu reikia. Nes jeigu tu ten per prievartą darai, tau nepatink, tu netiki, kad tu ten gali grįžti, tai nieko gero ir nebus iš to. O jei galėtum grįžti atgal, atsukti laiką, kažką keistum sprendimus gyvenime, ten tarkim, nevažiuotum į Klaipėdą ir taip toliau? Ne, nekeičiu, nieko realiai nekeičiu. Nes... O darytum kažką kitaip? Gal būčiau daugiau koją šaldęs. būtų geriau buvę, kad būčiau koją daugiau pašaldęs, bet nieko, iš tikrųjų nekeičiu. Viską aš... Nu, nes ką aš esu dabar, aš esu čia dabar, aš esu. Nu, tu atrodo gyvas, pulsas yra gal. O tipo, norėtum, tipo, kaip čia pasakius, tipo, prieš traumą, jeigu žinotum, kad tu kojų, nes tada tais laikais nežinojai, kad tas kojų stiprums ir taip toliau labai daro įtaką tam traumų tikimybei ir taip toliau, ar eitum į džymą, tarkim, stiprintum tą kūną ir taip toliau, nes lietuvai kažkokio atskiro dėmesio labai didelio nėra tam fiziniam pasirengimui. Nu, tai buvo tų minčių eiti tą sporto salę, jau buvau pradėjęs galvoti apie tai, bet, bet negalvojau šiaip, nu, nežinau apie tą kojų, kad čia tai reikia stiprinti tas kojas, tai jo būčiau tikrai
pradėjęs tas kojas stiprinti, nereikia ten pradėti nuo tų štangų, aišku, jūsų ten gali. Nereikia su 120 pratimus daryti. Bet su visokiais su tom gumom visokiom, tai jo būtų reikėjo, nes jo nebuvo to dėmesio skiriamo. Ir iš tų fizinio parengimo treniruočių ten realiai daugiau yra. Vis tiek, konditionai. Sprintai visi ten dar kažkas. Va čia ta Lietuvos problema, kaip sakom. Visi šakaliukai už kadro arijos. Nes pažiūrėk, va, kapšpykis. Tai pabaigai gal nori kažkam padėkoti ten ir taip toliau, kas ten prisidėjo prie tavo atsigavimo šiaip gyvenime. Ja, aišku, noriu padėkoti visiems draugam. Galiu į kamerą dėkoti. Visiems treneriam. Tėvam, aišku, reikia daugiausiai čia tikriausiai dėkoti, nes be tėvų visų pirma nebūčiau ir operacijos pasidaręs. Nebūtum gimęs visų pirma. Nebūčiau gimęs. Atsukim laiką iki 2009. Tai reiktų tėvam, aišku, iš pradžių padėkoti draugam už tai, kad motyvavo jum, treneriam ir tiek. Viskas, baigiame. Buvo malonu, geras pokalbis, žmonės. Palaikinkit šitą podcastą, sportuokit, stiprinkit kūną. Stiprinkit kojas. Kojas, ne vien kojas, būna ir visokių traumų. Aišku. Šiaip išvenkit traumų, būkit sveiki, mėgaukitės krepšiniu ir like, share, subscribe. Dėkui, kaip Renzas. Ačiū. Viso gero. O Dieve. Arabi, guli, 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 ram, zam, zam.